Kodėl Jėzus nuplovė Petrui kojas? Jėzus žinojo, kad Petras netrukus 3 kartus jį išsižadės ir kad ateityje jis ir toliau matys nuodėmę. Jėzus žinojo visą savo mokinių silpnybes ir nenorėjo, kad jų nuodėmės atsidurtų tarp jo ir mokinių. Todėl jam reikėjo juos mokyti, kad visos jų nuodėmės jau nuplautos. Dėl šios priežasties jis nuplovė mokiniams kojas. Jėzus prieš mirtį ir juos paliko. Norėjo įsitikinti, kad jie tvirtai laikysis Evangelijos apie jo krikštą ir visišką nuodėmių atleidimą visam gyvenimui. Visi turėtume suprasti, kodėl Jėzus nuplovė mokiniams kojas ir kodėl pasakė: "Ką aš darau?" Dabar nesuprantate, bet po to jūs tai padarysite. Tik tada galėsime tikėti atgimimo Evangelija ir patys atgimti iš naujo.